Dėmesio, jūs stebi didysis brolis, tik ne tas iš garsiosios Džordžo Orvelo politinės apysakos. Dalyje Vilniaus troleibusui montuotos vaizdo stebėjimo kameros pradeda filmuoti visuomeniniu transportu besinaudojančius vilniečius ir miesto svečius. Per šį eksperimentą 10-19 maršruto troleibusų veiks po vieną kamerą, aprėpianti vaizdą 360 laipsnių kampu. Vaizdas bus perduodamas į dispečerinę. Ačiū, norėjom pasibandyti kameros galimybės. Valdininkai mano, kad kameros padės išspręsti problemas dėl bilietų neturinčių vadinamųjų zuikių, taip pat sudrausmins chuliganus, padės kovoti su vagišiais. Pastebėjęs troleibuso salone vykstančią netvarką, vairuotojas galės paspausti pavojaus signalą. Tokiu būdu tikimasi operatyviau bendradarbiauti ir su policija. Vairuotojai nuspaudus pavojaus mygtuką iš karto gauna signalą dispečerinė tarnyba ir tuoj pat pajungiama yra policijos budėtojai. Ir tuomet tokį neutralizuoti konfliktą ar vagystę, ar dar ką nors panašaus galima būtų labai greitai ir labai tiksliai nustatant kaltininką, ko iki šiol nebuvo įmanoma padaryti. Idėja stebėti keleivius vaizdo kameromis sukėlė abejonių žmogaus teisių gynėjams. Pastarieji perspėja, kad kameros gali riboti žmogaus privatų gyvenimą. Taigi būtina pagrįstai įrodyti, kad ši priemonė yra veiksminga. Nors eksperimentas tęsis apie 3 mėnesius, šio laiko realiai vertinti daugelį niuansų esą gali būti per maža. Viešajame transporte, jeigu pasirodys, kad jis ties užkerta kelią nusikaltimams, sumažės nusikaltimų skaičius, padės perkančių bilietų, tuomet bus galima kalbėti apie vaizdo stebėjimą, bet vėlgi mes manytum, gal nereikia tokio totalaus stebėjimo. Galbūt užtektų, pavyzdžiui, pavojingiausiuose maršrutuose, ar stebėjimas tuo metu, kada daugiausiai vyksta nusikaltimai. Čia kiekvienu atveju gali būti skirtingas sprendimas, tačiau svarbu, kad būtų surastas proporcingas sprendimas, patenkinant ir žmogaus privatumo interesą, ir iš kitos pusės siekiant tų tikslų, kurios siekia viešasis transportas, tai yra keleivių saugumas, turto saugojimas, ir kiti panašūs interesai. Išanalizavus kamerų duomenis ir duodamą naudą, Vilniaus savivaldybė ketina priimti sprendimą, ar jas veiksminga rengti ir kitose viešojo transporto priemonėse. Vienos kameros įrengimas kainuotų nuo 4 iki 5 tūkstančių litų, tačiau užsakius didesnį jų kiekį, kaina galėtų būti ir mažesnė. Savivaldybė šį projektą pasiryžusi investuoti nuo 1,5 iki 2 milijonų litų.